Šiandien švenčiam Lietuvos Skautijos 20-metį ir labai smagu matyti tiek jaunų veidų, gal galit ką nors palinkėti Lietuvos Skautijai tokio gražaus gimtadienio proga. Tai va, aš norėčiau palinkėti dar tokių pačių gražių 20 metų, kuriuos dabar taip laimingai ir linksmai skautaujame. Aš noriu palinkėti, kad niekada netrūktų žmonių, kurie vestų visą Skautiją ir kurie būtų lyderiai. Aš norėčiau palinkėti, kad vis toliau garsinti ir siekti dar aukštesnių tikslų ir išeiti į pasaulį. Palinkėjimas būtų tas pats, ką sakiau ir sveikinant renginio pradžioj, kad išlaikyti tas vertybės ir tas tradicijas, kurias sugebėjo Lietuvos Skautija išlaikyti 20 metų ir niekada nebijoti dar žengti žingsnį pirmin su dar daugiau naujų žmonių, daugiau palaikymo ar naujų idėjų. Kad kartu šauliai su skautais dirbtų Dievui, artimui ir tėvynei. Taigi norėjau jūsų paklausti, gal galėtumėte atskleisti, kokie 3 pagrindiniai elementai daro įtaką organizacijos augimui? Tai, kaip ir šnekėjo kalboje sesė Vaiva, kai baigė konferencijos metu, žinoma, kad tai yra motyvacija vadovo, žinoma, kad tai yra šiuolaikinė karta ir užsidėgymas vaikų akise, apie ką aš irgi pasakojau. Ir trečias elementas, tai manau mes visi, kurie vienijam ir jungiam šitą didelę gražią Lietuvos Skautiją. Po dar 20 metų, kaip norėtumėte matyti pasikeitusią Lietuvos Skautiją? Aš norėčiau, kad mes po 20 metų netiltume ne tik į šito Seimo, bet ir į naujojo Seimo salę į savo konferenciją ir kad iš tiesų, kad ta organizacija plėtųsi ir didėtų. O aš manau, kad po 20 metų tegul būna visi laimingi ir džiugus ir galbūt net ne kiekyje, o galbūt toje dvasioje, kuri vaikšto visuomenėje ir visur, ir kad, sakykime, Lietuvoje jau ir dabar nereikia sakyti, kas yra skautas. Va, bet Lietuvoje praktiškai skautai tai būtų, sakykime, daugiau dažnas atvejis negu kad išimtis. Taip, tai tikėkime, mūsų tikslai bus įgyvendinti ir ačiū už atsakymus. Ačiū.